įrašą. Sveiki, sveiki visi. Labai malonu, kiek prisirinko žmonių paklausyti per Zoomą, kas žiūrėsite įrašą. Tai tikrai džiaugiuosi, kad domitės Yes Global kompanijos produktais ir mes jų turime nelabai didelį kiekį, bet jie yra ypatingi. Ypatingi tuo, kad produktai 100% yra natūraliai augalinės kilmės, sukurti Malaizijos kompanijos gydytojas. Kompanija turi savo laboratorijas, turi fabrikus. Mes jau dalį to gėrio matėme pernai, buvom nuskridę lyderiai į Malaiziją. Šiais metais irgi nemažai mūsų skrisim pamatyti ir žinot, kaip kuriems reikia įrodymų, ar tikrai tai yra tiesa, tai aš pati buvau, mačiau, kaip yra, žinot, toks posakis, ir aš ten buvau, alų midų gėriau. Tai va, tai tikrai su dideliu pasididžiavimu galiu kalbėti apie šios produktus, nes jie tikrai veiksmingi, vat mes trečiadienį vėl turėsim atsiliepimų vakarą ir jūs kiekvienas turite progą jį pabandyti tą produktą. Mes turime trikampį, šiandien nekalbėsiu apie jį, mes labai daug turim įrašų. Kažkaip tai pirmadienį stengiamės apie kiekvieną produktą atskirai. Tai šiandien Alpha Max V+, tai yra produktas skirtas moterims. Tai galiu pasakyti, kad moterų daug susiduria su problemomis, tai yra sveikatos iššūkiai, moteris jau gan dažnai pasiekia net ir jaunas mergaitės, tai nemalonūs simptomai dažnai lemia dažnus apsilankymus ir ligoninėje. Ir šiuo metu dažniausiai taikomas gydymas antigribeliniai vaistai, tačiau jie turi trūkumų tokių kaip padidėjęs infekcijos pasikartojimo dažnis ir atsparumo vaistams vystymasis. Ir galima būtų sakyti, nu tai iš kur čia kas čia užsikrečia, bet galiu pasakyti, kad mes lankomės visi viešose vietose, tai yra ir baseinai, ir visos kitos įstaigos, kur gal ne visada nusiplauname rankas laiku, todėl mumi ir aplanko tie visokie infekcijos, kurios užsikrečia per grybelį. Ar moteris kenčia nuo makšties infekcijų? Tai kompanija turi tam tikrą statistiką, apie 1 milijonas moterų visam pasaulyje kenčia nuo makšties infekcijų, šlapimo takų infekcijų. Ir tai yra tik tai moteris ir gal paauglės merginos, tai aš manau, kad skaičius yra labai didelis. Jeigu pasaulinę statistiką pasižiūrėti, 90% makšties kandidozės atveju sukelia Candida albicans. 75% moterų bent kartą gyvenime patiria makšties kandidozę. 50% moterų patiria pasikartojančius epizodus, 10% moterų kenčia nuo mažiausiai 4 VC epizodų per metus. Tai yra iš tikrųjų skaičiai labai dideli ir kad mums to išvengti, tai mes turime jau save tikrai prisižiūrėti. Ir jeigu žiūrėti apie menopauzę, kur aš labai daug moterų, kur bendrauju, jos sako, kad šitie simptomai jas labai vargina. Tai galiu pasakyti, kad menopauzės pradžios amžius 49 metai, tokia kaip ir atrodytų statistika yra, bet galiu pasakyti, jau daugeliu moterų prasideda gerokai anksčiau. Pavyzdžiui, man pačiai nuo 45 metų prasidėjo, tai gali būti, kad išaugo ir 45 ir pasieks 60 metų 2050. Tai vat, tas, nuo ko čia priklauso, galima būtų apie tai daug diskutuoti, bet man vieną kartą sakė, kad tai yra, kuo moters daugiau užterštas organizmas,
tuo greičiau prasideda šitie procesai. Tai kuo mes daugiau save teršim ir užterštumas labai dažnai žmonės galvoja, kad tik tai maistas, aišku, be abejo ir maistas turbūt didžiausią vaidmenį vaidina, bet tai yra ir aplinka, ir oras, ir visokia chemija, kurią mes naudojam moteris, ko gero, daugiau negu vyrai, ne? Tai buities chemija, visokie makiažo priemonės irgi po truputį mūsų organizmą užteršia. Tai už tai, kuo toliau, tuo anksčiau prasideda šitie menopauzės procesai. Ir fiziologiniai, psichologiniai pokyčiai menopauzės metu tai yra karščio bangos, naktinis prakaitavimas, makšties sausumas ir makšties sienelės plonėjimas, oda praranda elastingumą, akių sausumas, nemiga, nervingumas, depresija, galvos svaigimas, nuovargis, reumatiniai skausmai, širdies plakimo pojūtis, galvos skausmai. Ir dar pastebiu vieną dalyką, kad dažnai moteris jau net nesupranta, kas su jomis vyksta. Ir ilgalaikės sveikatos rizikos po menopauzės, tai yra širdies ir kraujagyslių ligos, ir padidėja 2 kartus po menopauzės osteoporozė. Galiu pasakyti, kad moteris tuo metu kalba apie tai, kad joms sumažėjo seksualinis potraukis ir aišku, šeimose tada irgi, ko gero, toksai vyksta diskomfortas. Tai tikrai galiu pasakyti nuoširdžiai, šitas produktas jau nė vienai mūsų moteriai padėjo, tame tarpe ir aš, todėl tikrai verta šiandien paklausyti. Kas yra Yes Global ir kas yra Alpha Max V+. Tai Yes Global revoliucinį šį produktą kruopščiai sukurtą siekiant pagerinti moterų sveikatą ir pakeisti milijonus gyvenimus, sukūrė remiantis daugiau negu 25 metų išsamiais medicininiais tyrimais. Mūsų gydytojų ir mokslininkų komanda, vadovaujama patyrusių ir ryžtingų lyderių, sujungė pačius veiksmingiausius ingredientus pagrįstus gausiais moksliniais įrodymais ir prestižiniais apdovanojimais. Ir ši išskirtinė formulė širdis, Sin4U, Haircare, tarptautiniu mastu pripažintas ingredientas, žinomas dėl neprilygstamo efektyvumo kovojant su makšties infekcijomis, kartu su estero G100 novatarišku mišiniu, garsėjančiu savo veiksmingumu mažinant menopauzės simptomus. Alpha Max V+ užtikrina holistinį požiūrį į moterų sveikatą ir jų gerovę. Ir galiu pasakyti apie visus mūsų kompanijos produktus, pasakau ir pabrėšiu būtent ir Alpha Max V+, kas klausot ypatingai pirmą kartą, kad šis produktas neišimtis, kaip ir mini pati kompanija, kad surinkti patys geriausi ingredientai. Bet į ką reikia atkreipti dėmesį, kad daugelis sako, ar šis produktas yra sertifikuotas. Tai galiu pasakyti, kad būtent produktai surinkti iš tam tikrų ingredientų, kurie kiekvienas atskirai yra sertifikuoti. Tai pačio produkto kaip ir nereikia sertifikuoti. Ir jeigu jums labai aktualu bus smulkiai kokie ingredientai sudėti, tai jūs būtinai kreipkitės į tą žmogų, kuris jūs pakvietė, arba man parašykite ir aš su jumis pasidalinsiu asmeniškai iš kompanijos atsiųstais smulkiai ingredientais ir kiek įdėta. Tačiau stebuklai dar tuo nesibaigia. Alpha Max V+ pasiteikia gali garsų antioksidantą picpagenol. Čia gydytojai gal geriau ištartų kitaip šitą pavadinimą, tai jisai palaiko bendrą makšties sveikatą ir spanguolių ekstraktą, žinoma dėl savo išskirtinių antibakterinių savybių. Šie ingredientai pelnė pasaulinį pripažinimą ir buvo įvertinti prestižiniais apdovanojimais už savo išskirtinį indėlį į moterų sveikatą.
būtent Yes Global pasitikėkite šiuo produktu, leiskite transformuojančią kelionę link geresnės makšties sveikatos ir lengvesnio menopauzės laikotarpio. Alfa Max FB plus išskirtinumas. Pirmas, tai būtų įspūdinga veikliųjų medžiagų koncentracija, ką ir minėjau prieš tai, ne, tinkamos dozės gairės. Jūs galėsite ir pasiskaityti atskirai, aš čia labai smulkiai nevardinsiu. Atitiktis reglamentams. Tai tikrai apgalvota, viskas padaryta taip, kad produktas būtų labai veiksmingas. Ilgalaikė sveikatos palaikymo nauda, įrodymais pagrįsta informacija. Ir dar ką galiu pasakyti, kad kas yra labai gerai, kada jūs pajausit, kad jau jūs sveikatą susitvarkė, kad jums atsistatė tai, ko jūs tikėjotės, ir prie produkto jūs nepriprasite, jo nereikia jums metais vartoti, jūs pagersite, pajausite savo gerą savijautą ir paskui pasiliksite profilaktiškai. Ir tokiu atveju, kada savo padėsite, jau jūs galėsite ir su kitais pasidalinti. Sin4U ir Haircare tai yra pagrįsti mokslininkų probiotikai. Labai smulkiai apie juos nekalbėsiu, nes nesu aš ta mokslininkė. Tai ką jie daro? Privalumai šitų dviejų formulių tai yra skatina hormonų pusiausvyrą, ko moterims ypatingai labai reikia. Ypatingai po gimdymo moteris labai pasijaučia nejautrios. Reguliuoja menstruacinį ciklą, padeda palaikyti emocinę pusiausvyrą, mažina menopauzės simptomus, didina energiją ir gyvybingumą, palaiko libido ir seksualinę funkciją. Tai tikrai viskas, kas parašyta, produktas tikrai tą daro. Tai čia yra klinikiniai tyrimai, kas norėsite vartoti šitą produktą, prisijungsit prie mūsų kompanijos, jūs asmeniškai gausite šitas skaidres ir jas galėsite išsianalizuoti. Tai va, ačiū klinikinio tyrimo santrauką, tai sumažinti simptomų makšties kandidozės pasikartojimo atvejus, pagerės emocinė ir socialinė savijauta susijusi su VC, padidėjo tuštinimosi dažnis per savaitę. Čia tokie kaip atsiliepimai, sumažėjo nėštumo metu pasireiškiančio vidurių užkietėjimo rizika. Tai tikrai labai smagu. Čia dar vienas įrodymas 3 žolelių ekstraktai. Kaip ir sakiau, produktas yra 100% augalinis, jį gali vartoti netgi ir veganai, vegetarai. Nenustatyta jokių rimtų nepageidaujamų poveikių. Nekito kūno svoris čia yra su žmonėmis, kas buvo pabandyta ir kokios indikacijos gali būti iš šito produkto ir ko tikrai nebuvo. Tai nereikšmingi pokyčiai E2 ir FSH lygiuose, nekito kraujospūdis, cukraus kiekis kraujo, cholesterolis, LDL ir HDL santykis buvo norma. Nekito endometriumo storis, apimtis, ne? Astro G100 veiksmingumas. Tai čia irgi gal daugiau remiasi klinikiniais tyrimais. Čia jau nemažai pavyzdžių įdėta, bet tikrai šiandien prie to neatsistosim. Ir pagrindiniai ingredientai. Tai ginkgo biloma, parašykite vienetą čiate, kas žinote šitą ingredientą. Gal esate vartoję kada nors arbatą gėrę ginkgo bilobos. Vienu metu jinai ypatingai buvo labai populiari. Ačiū, va matau, komentuoja merginos, po kiekvieno kodėl parašė, ačiū labai. Tai va, tai ginkgo biloma tai augalinis ekstraktas išgaunamas iš ginkgo medžių lapų. Šiaip aš esu mačiusi augantį tą medį, jisai labai didelis. Jame yra biologiškai aktyvių junginių, tokių kaip flavonoidai, terpenoidai ir visi medicininiai terminai, kurių aš tikrai, žinokit, nelabai žinau. Tai man labai patinka, kad aš galiu pasitikėti mūsų gydytojais, kas kuria šitą produktą.
Ir labai smegenims yra gerai, atminčiai gerinti, kraujotakai skatinti. Privalumai tai būtų, kad gerina atmintį, skatina susikaupimą ir dėmesio koncentraciją, gerina protinį aiškumą ir daug kitų savybių, kurie daro atskirai ginkgo biloba, ne? Tai būtent to ekstrakto pas mus yra įdėta, ne? Spanguolių ekstraktas. Kas žinote spanguolės, parašykite dvejetą, kam teko vartoti spanguolės. Tai ar gal su šlapimu turėjot problemų ar kažko, ne? Tai spanguolių ekstraktas tikrai yra labai gerai žinomas medicinoje. Jisai tikrai pasižymi su savo teigiamai poveikio šlapimo takų sveikatai, sumažindama šlapimo takų indikacijų riziką ir skatindama šlapimo pūslės funkciją, saugodamas nuo uždegimo. Be to, spanguolių ekstraktas pasižymi antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis. Tai šito ingrediento yra irgi įdėta į šį produktą ir skatina šlapimo pūslės sveikatą, turi antioksidacinių savybių, gali palaikyti širdies ir kraujagyslių sveikatą, palaiko šlapimo takų sveikatą, palaiko burnos sveikatą ir gali turėti priešvėžinių savybių. Tai galiu pasakyti, kad anksčiau ir senovėj močiutės tiesiog iš spanguolių daug visko darydavo, kad tik tai jas kuo daugiau jų vartotų. Ciberžolės ekstraktas. Kas vartojote atskirai ciberžolę, parašykite trejetą, būtų labai įdomu. Aš ciberžolės atskirai nevartojau niekada. Parašykite trejetuką, kas pirkote atskirai ciberžolę, va matau jau rašote, ačiū labai. Tai jinai tikrai, aš esu apie ją daug skaičius, girdėjus ir jinai turi tokį specifinį skonį. Jisai labai plačiai naudojamas savo teigiamo poveikio sąnarių sveikatai, uždegimo mažinimui. Ciberžolės ekstraktas išgaunamas iš kurkuma longo augalo ir yra žinomas dėl savo biologiškai aktyvaus junginio kurkumino. Jis pasižymi stipriomis antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis. Ir atkreipkite dėmesį, visi ingredientai susiję su uždegimais, priešuždegimais ir taip toliau. Tai jų visų yra sudėta tam tikros proporcijos, kad jie vienas kito neužgoštų, nepakenktų ir išlaikytų tą mums duotų reikalingą rezultatą. Donguai tai yra ekstraktas, augalas, jo šaknis išgaunamas iš Angelica sinensis augalo, dar vadinamo moteriškuoju ženšeniu. Parašykite ketvirtą, kas atskirai vartojo ženšenį visokiais pavidalais. Tai yra tikrai visiems žinomas ingredientas. Ir žinau, kažkada ypatingai buvo vienu metu ant bangos. Tai irgi jo privalumai, tai gerinti bendrą savijautą, padeda palaikyti hormonų pusiausvyrą, ženšenis mažina menopauzės simptomus, pasižymi antioksidaciniu aktyvumu, stiprina imuninę sistemą, kepenų sveikatą skatina atstatyti. Tai tikrai labai geras ingredientas ir mes labai galime pasidžiaugti, kad pas mus į šį produktą jo yra įdėta. Gyslodžio uogmedžio ekstraktas. Tai irgi galiu pasakyti apie gysločiai daug nežinojau apie gyslotį. Žinau, kad yra gysločio luobelė, pas Mykolo Gardą įdėta, ne? Kas pirkote atskirai ir vartojate dėl tam tikrų priežasčių gyslotį, parašykite 5. Matau, kaip jūs aktyviai rašot, labai malonu, dėkoju. Tai galiu pasakyti, kad šitas ingredientas irgi kaip karalius yra mūsų šitom produkte ir jisai reguliuoja menstruacijų ciklą. Ir atkreipkite dėmesį, mergaitės, panelės, merginos, kurios turite skausmingas mėnesinės, nereguliarias ar gal gausias, tikrai šitas produktas jums, žinokit, išties labai, kaip sakau,
išties pagalbos ranką, ne? Tai ir jisai skatina ir krūtų sveikatą, odos sveikatą, palaiko virškinimo sistemos veiklą, gerina bendrą savijautą ir reguliuoja menstruacijų ciklą. Tai yra tikrai labai nuostabu. Damiano ekstraktas tai išgaunamas iš Tumiradifilus augalo, tai čia yra lotyniškai rašoma tie augalai. Aš kiek žinau, tai čia yra kaip sidabražolė ar kažkas tai tokio kaip sidabrakrūmis. Nu, visi skirtingai vadina šitą augalą, bet lotyniškai, aišku, pavadinimas Damiana yra bendras visiems. Tai galiu pasakyti, kad jisai didina irgi libido, palaiko reprodukcinę sveikatą, gerina nuotaikos pusiausvyrą, skatina atsipalaidavimą ir mažina stresą. Ir šitas ingredientas kartojasi pas mus ir kituose produktuose. Aš jo asmeniškai niekada atskirai nepirkau. Va, yra, Tatjana vartoju, ačiū Tatjana, kad daliniesi. Ir aš kažkaip tai niekada nebuvau mėgėja atskirai rankioti ingredientus. Tai va, tai dabar Kacik Fatimak, tai vėl tai yra latiniškas pavadinimas, moksliškai žinomas kaip Labisia pamila, yra žolinis augalas kilęs iš Malaizijos ir kai kurių pietryčių Azijos regionų. Tradiciškai vartojamas dėl savo potencialios naudos moterų sveikatai ir dažnai vadinamas moteriškas sveikatos atjaunintoju. Parašykite šešetą, kas atskirai naudojate šitą augalą ir kodėl įdomu jūs jį naudojate, ne? Tai palaiko moterų reprodukcinę sveikatą, skatina hormonų pusiausvyrą, didina libido, palaiko pažintinės funkcijas, gerina virškinimo sistemos veiklą ir taip toliau. Tai vat malonu, kad yra jisai pas mus įdėta. Pušies žievės ekstraktas. Galiu pasakyti, esu girdėjus, kad kažkas tai irgi vartoja su pušim kažką surišta, ne? Prašykite 7, kas naudojate atskirai pušies žievės ekstraktą ir kokiam tikslui labai būtų įdomu. Tai šis ekstraktas gaunamas iš jūrinės pušies medžių žievės ir yra turtingas antocianidinių, flavonoidų bei organinių rūgščių. Pušies žievės ekstraktas stiprina imuninę sistemą. Stiprios antioksidacinės savybės, galima širdies ir kraujagyslių sistemos palaikymas, ne, prieš uždegiminis poveikis ir skatina odos sveikatą. Todėl labai dažnai moterys sako, kad pavartoja produktą ilgiau, pusę metų, jos mato, kad jų veidas išgražėjo ir savijauta labai stipriai pagerėjo. Tai čia maždaug dar yra parodyta kiti mūsų ingredientai, tai sojų dalis, linų, paskui NMN yra įdėta, čia tokie kaip ir lubinai, Labisia pamila, juodojo. Čia gali būti, kad nelabai teisingai išversta, todėl man biški gal sunku įvardinti, bet sakau, tam faile yra viskas labai aiškiai surašyta. Čia labiau šitą informaciją svarbi, kas tikrai supranta ir jiems įdomu, tai tikrai siūlau pasidomėti. Tai va, tai čia vėl kiti ingredientai, šiek tiek parašyti, pavyzdžiui, kad paimti linų sėmenis, kuris pas mumi ir kolongatė yra įdėta, tai širdies sveikatos palaikymas, virškinimo sistemai, hormonų pusiausvyrai ir galimas priešuždegiminis poveikis. Tai vat atkreipkite dėmesį, žalios arbatos ekstraktas, galimas apsauginis poveikio nuo vėžio. Kaip nebebūtų, visi ingredientai daugiau mažiau susiję su uždegimais, su libido stiprinimu, su priešuždegiminiais procesais, antioksidantai ir taip toliau.
ir jie vienas kitą papildo tam tikromis proporcijomis, kaip jau gydytojai sukūrė. Tai galima čia kiekvieną analizuoti, galima apie tuos ingredientus daugiau, kiekvieną ingredientą susirasti daugiau informacijos, tai plačiam internete dabar labai daug, kaip sakau, galima pasiskaityti ir jūs suprasite, kokią naudą turėsite vartodami šitą produktą. Ir pabaigai čia tokia kaip ir apžvalga, ką daro Alpha Max V+. Pagrindiniai yra privalumai, jeigu jį vartosite, tai hormonų pusiausvyros palaikymas, kaulų sveikatos palaikymas, menstruacijų ciklo reguliavimas, menopauzės simptomų palengvinimas, odos sveikatos gerinimas, nuotaikos pusiausvyros palaikymas, energijos ir gyvybingumo stiprinimas, plaukų ir nagų būklės gerinimas ir su amžiumi susijusios sveikatos palaikymas, kognityvinių funkcijų palaikymas ir daug kitų, kiekvienam bus atskirai, bet aš manau, daugelis iš jūsų ras kiekvienas sau tinkamą poziciją, kur galėtų pritaikyti būtent šitą produktą. Naudoju Gražina pušų spyglių arbatą. Tai galiu pasakyti, kad šitą produktą, bent jau mūsų gydytoja, kai mes buvome Malaizijoje, parekomendavo pradėti vartoti pavartojus mūsų sveikatos trikampį, kad pirmiausia pavalyti organizmą, aktyvinti ląsteles, kad jos šiek tiek atsinaujintų ir pradėti vartoti šitą moterišką, tai bus pats geriausias rezultatas. Aišku, įmanomi ir kiti variantai, bet jeigu laikytis gydytojos rekomendacijų, tai būtų taip. Tai ką, šiandien ačiū. Kreipkitės į tą žmogų, kuris pakvietė jūs pažiūrėti šitą Zoomą arba atsiuntė jums šitą video ir jisai jums viską padės, kaip įsigyti ir kaip pradėti sau padėti. Tai